Tiesiog gal pristatysiu, kodėl reikalingi šitie fizikiniai tyrimai ir kodėl mes juos darėme. Ir kaip jau užsiminė Genovaitė, kad ir iki šiol buvo žinoma, kad Antano Samuolio paveikslai yra daugiasluoksniai ir jie ne vieną kartą pertapyti, kartais 2 kartus, kartais 3 kartus. Ir buvo iš tikrųjų labai smalsu pamatyti ir sužinoti, kas yra tuose gilesniuose sluoksniuose. Ir šitas visas, jeigu galima pavadinti, projektas prasidėjo dar gerokai iki šios parodos atidarimo, ten užtruko apie 1,5 metų ir tai nebuvo taip labai viskas greita ir sklandu, kaip čia pasirodys mano pristatyme, šitos valandos pristatyme. Ir taip, dabar turbūt pasaulietis žmogus nesusidūrė su restauracija ar tyrimais ir turbūt nelabai ką sako tie fizikiniai tyrimai, todėl aš negalėsiu taip iš karto pradėti nuo Antano Samuolio, bet pradžiai pristatysiu būtent kokie tyrimai yra atliekami ir ką jie būtent duoda, kokias išvadas ir kokios rezultatus, ypatingai jeigu kūriniai yra restauruojami. Tai fizikiniai tyrimai yra nedestrukciniai tyrimai, kurie nedestrukciniai ta prasme, kad neįmamas joks mėginys ir paveikslas nežalojamas, bet grinai pasitelkiama skirtingo elektromagnetinių bangų diapazonas. Tai yra matoma šviesa, ultravioletiniai spinduliai, infraraudonieji spinduliai. Tai jau ką ir Genovaitė minėjo, pirmajame bloke buvo iš Čiurlionio muziejaus atkeliavęs natiurmorto Samuolio su gėlėmis, nukryžiuotasis, darbininko poilsis ir geltona moteris. Paskui kažkiek vėliau tokio, kaip sakant, užsispyrimo ar tokio smalsumo dėka aš visais įmanomais būdais bandžiau įsiprašyti, kad būtų atvežta baltoji obelis tyrimų laboratorija. Ir paskui jau kiek vėliau, jau visai pačią pabaigą, tą visą grupę paveikslų, prie tos paveikslų grupės prisijungė nukryžiuotasis buržuoja. Tai va, dabar taip apie tyrimus labai greitai, nes nenoriu čia užsibūti ir čia galima kalbėti labai ilgai, bet iš esmės pirmasis tyrimas mūsų Gudyno restauravimo centre, fizikinis tyrimas, daugiau ne fizikinis, bet toks matoma šviesoje tyrimas, tai yra fotografavimas ir fiksavimas paprastu fotoaparatu matoma šviesoje. Ir čia išskyriau, čia gal matote, kairėje pusėje yra Antano Samuolio autoportretas su patefonu nufotografuotas normalioje sklaidytoje šviesoje, ką mes matome reprodukcijose, knygose, posteriuose, plakatuose. O čia, ką mes naudojame savo laboratorijoje, tai yra tai, kad apšviečiam paveikslą iš šoninės šviesos, taip vadinama slystanti šviesa, ir čia mes pamatome visus tapybos sluoksnio ypatumus, ta prasme visus iškilimus, visus pažeidimus, ištrupėjimus. Ir šita informacija yra labai svarbi restauratoriui, nebūtinai restauratoriui, kuri konkrečiai parodo to tapybos sluoksnio, tapybos paviršiaus visą struktūrą. Tai vat, šitas pirmasis būtų toks tyrimas, paskui dar gali būti išskirtas tyrimas makrofotografija, tai yra makrofotografija irgi slystančioje šviesoje. Ir čia irgi turbūt retai kas pamatytų kažkokioj tai knygoje ar kažkokiam buklete va tokį vaizdą, nes čia vėlgi išryškinami vat šitie nuo Samuolio autoportreto, nuo žando, nuo nosies atsiradė, čia jau aišku nematot ištrupėjimų, bet čia yra vėliau užtapyti restauratoriaus buvę ištrupėjimai ir jie yra, taip vadinami, retušuoti. Ir čia jo. Tai taip makrofotografija. Makrofotografija dar naudojama beslystančios šviesos, tai yra sklaidyta šviesa. Ir čia dažnai, kaip, pavyzdžiui, padaromas tyrimas rentgeno spinduliais ir yra jau žinoma, kad apačioje yra kažkoks tai kitas paveikslas, tai su makrofotografija užfiksavus galima matyti, kas yra po
po tuo viršutiniu sluoksniu, nes vis dėlto tapyba nėra kaip nutapyta siena, yra tam tikros properšos dažų, yra tam tikri tarpai ir čia galima pasakyti, kad vat, čia matosi geltonos moters pati alkūnė, pats alkūnės galas ir čia vat, išlenda, jeigu matot, toksai žydras violetinis melsvas dažas, kuris yra apatiniuose sluoksniuose ir kuris greičiausiai yra tos naujosios ledos koloritas. Ir dar įskyriau viršuje matome baltosios obels fragmentą, tai yra signatūra, viena iš retų atvejų, kai Antanas Samuolis signuoja savo darbą. Didžioji dalis yra darbų nesignuota ir čia makrofotografija būtent pasižymi tuo, kad iš labai arti užfiksuoja tam tikrą detalę, signatūrą ar kažkokį ištrupėjimą ar pažeidimą paveiksluose. Tai tiek apie makrofotografiją, apie slystančią ir sklaidytą šviesą. Kitas tyrimas jau čia pasitelkus ultravioletinius spindulius ir ką turbūt svarbiausia reikėtų žinoti, irgi labai neįsiplečiant tai, kad apšvietus ultravioletiniais spinduliais pradeda taip vadinti, taip pasakyti, pradeda liuminescuoti paviršius paveikslo. Ką dabar tas liuminescuojantis arba švytintis, tas melsvas paviršius čia parodo? Čia jisai parodo, kad lako paviršių. Tai yra, tas melsvumas yra nulakuotas lakas ir ten, jeigu atidžiau pasižiūrėtumėt, netgi matome, kad lakas yra padengtas nelabai tolygiai, yra ten tokių nubėgimų, jeigu ten žiūrėtumėte Samuolio petimi ir ten virš patefono irgi yra tokių lako pabaltavimų ir tai mums sako, kad šitas paveikslas greičiausia buvo lakuotas gana seniai, nes kuo intensyvesnė ta melsva liuminescencija, tuo lakavimas yra senesnis. Visiškai naujai nulakuotas paviršius niekada neliuminescuoja. O jeigu norit atkreipti dar dėl ko daroma šitas tyrimas, ypač restauravime, tai vat, jeigu matote šitos tamsesnius, juodesnius, kaip čia juos pavadinti, taškelius, brūkšnelius, tai čia visa tai yra jau nebe Antano Samuolio, bet kažkuriais tai laikais, gal sovietiniais, gal dar vėlesniais, yra paretušuota jau pačių restauratorių. Tuos vat, kontrastingesnės vietos. Taip, kitas tyrimas, aš čia pasitelkiau Pranciškaus Smuglevičiaus kūrinį, kurį tyrinėjau, nes būtent reprezentuoti šitą tyrimą Antanas Samuolis ne visiškai tinka, nes jisai yra ta tapyba tokia pastoziška ir kaip vėliau paaiškėjo, Samuolis nekurdavo tokio klasikinio piešinio, nusipieždavo labai tiksliai, ar ten angliuku, ar kuo, ir po to tapydavo, jo ta tapyba tokia ekspresyvi. Tai čia vat, pavyzdys infraraudonųjų spindulių tyrimo, kai šiltomis lempomis pašildomas tapybos paviršius ir skenuojama infraraudonųjų spindulių kamera šitas paviršius. Ir šitas metodas tyrimo yra svarbus tuo, kad įsiskverbama į gilesnius tapybos sluoksnius. Ir tai labai naudinga yra to daugiasluoksniai tapyba. Dėl to aš rodau čia Smuglevičių, nes tai galėsit savo galvoje labiau įsivaizduoti, ką tas tyrimas daro. Ir čia vat, matote kairiai pusėje Smuglevičiaus tapybos paveikslo fragmentą. Gripina perkelia savo vyro Jarmaniko palaikus į tėvynę, o dešinėje pusėje matote infraraudonųjų spindulių reflektogramą. Ir čia turbūt nelabai yra ką komentuoti. Vat matot papildomus Smuglevičiaus nutapytus veidus, kuriuos vėliau jisai užtapė. Ir vat, būtent infraraudonųjų spindulių tyrime galime pamatyti tuos itališkai vadinamus pentimenti užtapimus, kuriuos atlieka pats dailininkas, bet vėliau pertapo. Ir kitas infraraudonųjų spindulių, kaip sakyti, privalumas yra tai, kad galima pamatyti tą parengiamąjį piešinį. Čia irgi aš pasirinkau tokį labiau klasikinį dailininką, Kanutą Rusecką, ir čia matot Švento Petro ir Povilo bažnyčios architektūrą. Ir matote, kad Kanutas Ruseckas gerokai buvo paaukštinęs pirminėme variante nusipiešęs
tuos bažnyčios bokštus šiek tiek aukščiau ir šiek tiek kitaip. Ir paskui vėliau, ką mes jau matom, tiksliau nematom, jau vėliau jisai užtapė. Tai va, tai atlieka infraraudonųjų spindulių tyrimas. Paskui rentgeno tyrimas, jau paskutinis ir pats išsamiausias, tai kai matoma visa paveikslo sudėtis, matomas ir porėmis, matomas kokiais tarpais yra sukalti vinukai, kiek išlikęs yra tapybos sluoksnis, kiek ištrupėjimų, kiek pažeidimų, kiek drobė, sakykime, jeigu būna sudaryta iš kelių dalių, irgi tas visas matoma. Tai vat, šitie visi trys tyrimai, ultravioletinių spindulių tyrimas, infraraudonųjų ir rentgeno tyrimas, atlieka gana parodo skirtingus paveikslo charakteristikas, galim sakyti. Ultravioletas yra grynai paviršiaus tyrimas, infraraudonieji spinduliai šiek tiek prasiskverbia giliau ir tu matai piešinį, o tas rentgeno tyrimas mato kiaurai, čia jau matai praktiškai viską, bet pavyzdžiui, infraraudonieji spinduliai neparodyti tai, ką parodo rentgenas, ir rentgenas neparodys tai, ką parodo infraraudonieji spinduliai. Tai va taip labai, kaip sakyt, prabėgau, ką kiekvienas fizikinis tyrimas atliktas Antano Samuolio paveikslam parodo. Ir dabar prieisime prie Samuolio kūrinių, kurie buvo tyrinėti. Tai pirmasis buvo natiurmortas su gėlėmis. Ir pristatysiu gal ne visus, kaip sakyti, ne visus tyrimus, kurie buvo daryti, nes vieni tyrimai buvo informatyvesni, kurie visiškai nepasisekė ir nelabai kažką parodė, tai tiesiog parodysiu jums tokiuos labiausiai išsiskyrusius ir kur jau tikrai mes matome, kad po tais viršutiniais Samuolio tapybos sluoksniais mes turim kažkokių kitokių užmačių sukurtų Antano Samuolio. Tai štai, šitas kūrinys ultravioletas, jame nelabai ką parodė, liuminescencijos beveik nebuvo, užtapymų irgi beveik nėra. Ten keletas pataisimų ir kas įdomiausia buvo, tai yra šito paveikslo nevaizdinė pusė. Ir čia matot vizualus tyrimas kairėje pusėje, tai yra paprastoji šviesoje nufotografuota ir infraraudonųjų spindulių tyrimas jau dešinėje pusėje. Ir čia jau gal matote, kad išryškėjo kažkokie kontūrai, kurie greičiausiai Samuolio buvo atlikti angliniu kreidele ar pieštuku, nes infraraudonieji išryškina būtent šitą medžiagą ir čia galima irgi spėlioti, kad galbūt čia matome, čia jau kiekvienas gali sugalvoti, ką jisai mato, čia jau ta interpretacija tokia, aš matau dvi galvas, pečius ir tarsi kažkokia tai pora yra apsikabinusi, bet nežinau, galbūt klystu, tai vat. O matot, kad plika akimi to nelabai būtų galima pamatyti. Ir rentgeno tyrimas peršviestas irgi akivaizdu, kad tos šviesios vietos irgi visiškai nesusijusios su tos horizontalios apačioj, viršuje ir apačioj. Mes to nematome plika akimi, matome vaizde. Tai mums sako, kad Samuolis šitą paveikslą, ne paveikslą, bet šitą drobę buvo panaudojęs savo kažkokiems kitokiems užmanymams. Dar rentgenogramose, jeigu taip detalizuoti, tai labai sudėtinga yra suvokti, iš kurios pusės ją skaityti, nes dailininkas galėjo būti ir persuti, ir apsukti, ir vienaip, ir kitaip. Tai tas skaitimas būtent rentgenogramų apsisunkina, nes tu nelabai žinai, iš kurios pusės ją interpretuoti. Bet aš tiesiog sudėjau vieną prie vieno, kaip mes matom natiurmortą su gėlėmis ir kaip mes matom rentgenogramą. Kitas paveikslas nukryžiuotasis, jo tapyba iš esmės šiek tiek plonesnė, dažų sluoksnis, toks labiau pamaišytas gal su skiedikliais ir nėra toks pastoziškas. Ir čia dar paminėti turiu tai, kad jis buvo labai keistai, jo visas čia makro nuotrauka yra sklaidytoj šviesoje ir kažkodėl tai visas
visas jo paviršius, didžioji dalis paviršius yra kažkodėl tai suraižytas. Jeigu čia mato tos įrėžimus, jie tokie, tarsi su kažkokio, ne tai kad aštriu, bet galbūt su kitu teptuko, bloguoju teptuko galu bukuoju, kažkaip visas tokiom linijom jisai buvo suraižytas. Ir čia infraraudonųjų spindulių tyrimas, būtent fragmentas, čia tas kryžius, ant kurio prikaltas Jėzus figūra ir čia kairėje, dešinėje pusėje matot visiškai kažką kitko, kažkokį tai sunku net tai įvardinti, kas tai yra, tiesiog tai, ko nėra paveiksle. Tai vėlgi mums sako tai, kad po šito viršutinių sluoksnių yra dar kažkas, tai Samuelio sukurta. Ir taip pat nukryžiuotojo rentgenograma, čia irgi, kas labiausiai krito į akį, kad dešiniajame viršutiniame kampe yra krucifiksas, kurio, jeigu taip lygintumėt vaizdą plika akim, ten jo nėra, ten yra kažkokie kalnai ir debesis, o ten matosi toks krucifiksiukas nedidukas ir dešiniai pusėje, ir kairiai pusėje dabar viršuje, ten, kur eina debesis, ten matos kažkoks horizontas su kalnais, galbūt čia ir vėlgi sunku pasakyti. Ir visą šitą paveikslą, tarsi, galbūt aš ten klystu, galbūt ir ne, bet matau kažkokią tai kaip ir portretuojamą figūrą, kuri pereina per visą, pavaizduota per visą drobės paviršių. Tai čia gali būti ir taip, kad Samuelis tiesiog, čia irgi sunku pasakyti, ar neturėdamas ant ko, ar tiesiog persigalvojęs, ar pakeitė savo nuomonę, tiesiog dažnai pertapydavo tos kūrinius ir juose yra ne vienas ir ne du vaizdai. Tai kitas kūrinys yra Darbininko poilsis, jisai iš visų tyriamųjų darbų buvo labiausiai sunykęs. Jisai praktiškai pas mus atkeliavo į Vilnių, jau viršutinė dalis, tapybos sluoksnis buvo atitrūkęs ir kai kuriuose vietose byrėjo, tai reikėjo šiek tiek restauratorių pagalbos, kad sutvirtintų tapybos sluoksnį kai kuriuose vietose, kad tas dažai nebyrėtų. Tai spėjama, kad čia yra baigiamasis Antano Samuolio darbas Kauno meno mokykloje. Ir tai yra, gal jisai skiriasi tuo, kad jisai yra pats didžiausio formato paveikslas Samuelio žinomų visų kūrinių. Ir jo taip pat nevaizdinė pusė buvo tiesiog irgi apgailėtina. Tas jo porėmis yra nepaslankios konstrukcijos, jinai tokia visa bangavo ir tikrai stovis šiek tiek nustebino. Aišku, jis irgi buvo, kaip ir visi paveikslai, tyrinėti restauruotas, priklijuotos naujos užlankos, užklijuota Čiurlionio etiketė, Čiurlionio muziejus. Ir čia aš jį specialiai paverčiau, tai yra kairėje pusė, dešinėje pusėje šitas vaizdas juodai baltas, monokrominis, nuskanuotas infraraudonaisiais spinduliais. Ir čia matote turbūt, kad kairėje pusėje matot kažkokią tai vyro portretą, viršuje tarsi vėl kažkokius eskizus, subraižymus, su kažkokias formų paieškas ir tai Samuelis tą nevaizdinę pusę panaudojo kaip tokia, kaip čia ir pavadinti, tokiam, ne tai kad mokymuisi, bet tokiam eskizavimui ir tokiam galbūt naujų kūrinių, idėjų, tokiam įgyvendinimui, būtent šitą nevaizdinę pusę. Ir čia bandžiau sulyginti, čia aišku, galbūt ir aš neteisus, bet šitas vyro eskizas kažkiek galbūt ir šiek tiek primena šiek tiek vėlesnį keliais metais nutapytą Samuelio paveikslą Vyro portretas. Tai ir spėjama, kad tas vyras yra Jonas Simokaitis ir nutapytas 30 metais. Su šituo paveikslu čia buvo labai didžiulis vargas jį tiesiog gauti, nes mes turbūt gal dar 3 ar 4 mėnesius bandėme parsivežti iš Nacionalinės dailės galerijos savo laboratoriją, bet
muziejaus darbuotojai niekaip nenorėjo jo nukabinti ir palikti tuščią vietą, nes lankytojų daug, tai mes bandėme visaip pirmadieniais pasinaudoti tais pirmadieniais, kada nėra lankytojų diena ir parsivežti būtent pusę dienos, iš ryto atsivežti, vakare parvežti, bet nežinau, tas visas derinimas ir ta visa logistika truko gal kokius 3-4 mėnesius ir mes galų gale ją parsivežėm 4 dienom ir tie tyrimai truko labai, labai staigiai ir greitai. Ir tai, kad nevaizdinėje pusėje yra šitas nutapytas vyro portretas, kaip spėjama, pačio Antano Samuolio, ankstyvasis portretas, man buvo šiek tiek staigmena, aš tiesiog nežinojau šito ir būtent dėl rentgeno šitas nelabai buvo veiksminga, nes vaizdas nutapytas iš abiejų pusių ir tada jau patį rentgenogramą paveikslą gana sunku interpretuoti, nes tu tiesiog nežinai, į ką matai, ar tu ten žiūri būtent į tą portretą arba baltą obelį, bet baltoji obelis labai nustebino vienu dalyku, nes paveikslas irgi nutapytas ant kažko tai susikurto, ne ant baltos drobės. Ir čia vat yra nuskanuotas infraraudonaisiais spinduliais visas paveikslas, bet aš tiesiog išskyriau šitą vietą po obelim. Ir po obelim, jeigu, nežinau, ar čia reikia pakomentuoti, bet va sekančioj skaidriai, va aš ją apverčiau, čia matomas kažkoks, sakykime, veidukas. Ir tai, dabar sugrįšiu, ir tai nėra visiškai susijęs su tai, kas su baltąja obelimi. Čia yra tas nutapytas kažkoks veidukas ir jisai praktiškai guli po tą baltąją obelim. Tai, kad šitą kūrinį įsigijo 1950 metais Nacionalinės dailės muziejus, jo stovis labai geras, jisai buvo restauruotas, perlakuotas ir tiesiog nepriekaištingų užtapymų beveik nėra. Šitas pavyzdys autoportretas su patefonu jau ten pradžioje rodžiau dėl tos labai intensyvios luminescencijos. Ir čia vat norėjau pademonstruoti tą nevaizdinę pusę, kada irgi vėl eilinį kartą mes matome kažkokios tai nupaišymus, patapimus, aplaistymus. Ir tai, kad šita drobė irgi nebuvo tokia tabula rasa, kuri tiesiog Samuolis galėjo sau leisti naują drobę ir ant naujos drobės tapyti. Ir čia vėlgi matom, kad jis kūrė ant to, ką buvo suradęs. Kur tik galėjo galimybę kažkokią rasti, jisai kūrė, pertapė, jeigu neturėjo ant ko, tapė ant viršaus, jeigu neturėjo ant ko paišyti, eskizuoti, tai kūrė ant nevaizdinių pusių. Ir labai dažnai net ir neištyrinėtų paveikslų yra, man žinoma, ir daugeliu žinoma, kad yra daug užtapyta ir nevaizdinių pusių. Yra, ta prasme, sukurti pilni paveikslai ir vaizdinės ir nevaizdinės iš abiejų pusių. Šitą išskyriau autoportretą su patefonu. Čia yra fragmentas, gal aš ne taip labai aiškiai parodžiau, bet čia yra virš patefono, va to patefono viršaus dangčio, va tas juodas dangtis. Ir čia yra šalia rentgenograma, būtent šito fragmento. Ir čia mes matome, kad to rentgenogramai po tuo dangčiu, po to patefonu yra nutapytos kažkokios tai, čia vėlgi, sakykime, aš matau žiedus kažkokios tai. Galbūt ir ne žiedai, galbūt kažkas tokio apskrito primenančius žiedus, bet ta prasme, šitas kūrinys irgi visas patefonas, autoportretas su patefonu irgi vėlgi eilinį kartą nutapytas ant panaudotos drobės. Ir prieš paskutinis nukryžiuotasis buržua, čia irgi jisai nebuvo įtrauktas į tyrimų tą pirminį planą, bet mus labai suintrigavo Viktoro Vizgirdos interviu su Antanu Samuoliu. Buvo publikuotas Menas ir dailininkai ir visuomenė Naujojoje Romuvoje ir ten buvo aprašyta būtent šito paveikslo ikonografija. Ir aš dabar gal tiesiog
perskaitysiu, ką Viktoras Vizgirda užrašė. Ir jisai parašė, apačioje ties kryžiumi mažas raudonas žmogus iškėlęs didelį kirvį. Visų pirma, apačioje tas žmogus galim sakyti, jisai raudonas, bet jisai to kirvio, ten toks kirvukas yra, tikrai nepasakyčiau, kad iškėlęs. Paskui iškėlęs didelį kirvį nori užmušti inteligentą. Foną papildo susiraitęs žaltys, tai čia vat dešinėje pusėje tas juodas toks išliužas su tokiu liežuvėliu ir su dviem galvom, viena žalčio, o kita žmogaus. Tai vat tas, kur liežuvukas, yra žalčio galva, o kaip matot, jokio žmogaus galvos šalia to žalčio bent jau aš nematau. Tai vat dėl to buvo labai įdomu peršviesti šitą paveikslą, vien dėl to rentgeno spindulys ir pažiūrėti, ar Viktoras Vizgirda kažką tai prikūrė, ar jis iš tikrųjų tai matė. Ir dar galiu, apie tai dar ir rašo Viktoras Liutkus savo knygoje Samuolio, kai tiesiog irgi gal perskaitysiu. Iš tiesų paveiksle violetinė spalva nutapytas kepurėtas žmogus rankose laiko kirvį, bet anaip tol nedidelį ir neiškeltą. Taip pat nematome ir dvigalvio žalčio su žmogaus galva, ar kūrinys vėliau buvo taisytas, koreguota jo tonografija, ar aprašydamas galėjo pripainioti Vizgirdą, šiandien sunku pasakyti. Tai Viktoras, aišku, matė, ką mes matom, ir jisai tos galvos ir to kirvio iškelto nepamatė. Tai čia vat ne vaizdinė pusė aš specialiai įdėjau, todėl kad po šito paveikslu Nukryžiuotoji buržua yra nutapytas irgi žmogaus vyro moters portretas, ir čia matot, vat, persigeria klijai, persigerės tas tapybos sluoksnio ta faktūra, ir čia vat, matot tokį žmogų su galva ir su nuleista galva ir pozuojantį. Ir čia vat prasideda infraraudonųjų spindulių tyrimas, ir čia, turiu pasakius, gyvas velnis, net nelabai supaistysi, kas kur yra, bet aš čia bandžiau išskaityti ir kažkaip tai surasti tą Viktoro Vizgirdos minėtą galvą. Ir čia sunku net pasakyti, ar čia galva, ar čia ne galva, bet aš matau asmeniškai tokiu profiliu, vat, kur apibrauktas raudonas kvadratėlis, profiliu žiūrint į tą buržuą kažkokį tai veiduką. Bet vėlgi negaliu pasakyti, ar čia ta galva, apie kurią kalba Vizgirda, ar čia kažkas yra kitko. Taip pat šitam paveiksle vat, infraraudonųjų spindulių vaizde matom kažkiek apačioj, žemiau, čia pelės nesimato. Plaštaka žmogaus, va to žmogaus, kuris matosi nevaizdinėje pusėje. Čia irgi šiek tiek netreniruotai akiai sunku pamatyti, bet vat, ta ranka va čia vat, yra. Ir čia to žmogaus petis ir ten galva vat, virš to nukryžiuota. Tai čia tai, kas yra apačioje. Ir dar dėl to kirvio, čia irgi gali būti interpretacija, gal aš čia fantazuoju, bet man tas kirvis, sakykim, bet aš vėlgi jo čia nepavadinčiau iškeltu, bet čia yra ant buržuo vat kojų, ko nėra, akivaizdu, kad nėra pačiame buržuo, tai yra apatinis sluoksnis. Tai va tokie būtų pastebėjimai. Ir rentgenograma šito paveikslo, dėl ko mes ir darėme ją, aiškiai matome tą nutapyto portretuojamą figūrą, ir čia gal kažkiek labiau matosi va ta galva, kur aš ją rodžiau, va čia va apibraukta. Tai va ties šitą vietą žiūrėkit ir ten mato tokia šviesesnė, tokia tarsi profilių galbūt nutapyta galva. Tai galbūt apie tai, ką Vizgirda ir kalbėjo. Ir paskutinis, toksai jau pats iškiliausias, ar kaip čia pavadinti, kiekvieno tyrėjo turbūt būtų svajonė padaryti tokį atradimą, ir čia yra turbūt net ir pasaulyje vienetinis atvejis, kai būtent ieškomas darbas atsiranda po labai žinomų kūrinių.
ir ilgą laiką ieškotas darbas buvo užtapytas šitą geltonąją moterim. Ir vėlgi mes matom, eilinį kartą Samuolis naudoja panaudotą drobę, ant jos prikūręs ir ant viršaus vėl tapo naują savo kažkokią idėją. Ir šiuo atveju tai yra geltonoji moteris. Šiaip labai įdomus, šičia būtent išskyriau tą nevaizdinę pusę geltonos moters, nes turbūt nedaug kas yra ją matęs ir tyrinėjęs. Man labai įdomu buvo šitie dvi etiketės, kurios apačioje kairiajame kampe ir jos ten išdidintos. Ten tų etikečių iš tikrųjų nėra, tos, kur dvi etiketės išdidintos, yra lygiai tos pačios etiketės, kurios yra mažos tikros kairiajame kampe. Ir čia pažiūrėkite, toje etiketėje yra įrašyta ne Čiurlionio muziejus, bet Čiurlionies muziejus. Šiaip taip įdomiai labai, nes Čiurlionis nebuvo Čiurlionio, bet Čiurlionies. Tai o tos etiketės yra turbūt tarpukarinės ir čia mes, kai nuiminėjom tą skydą, turėjom atsukti kiekvieną varžtuką ir sakė, kad restauratoriai sako, oi, čia tarpukariniai varžtukai pagaminti iš vario, čia tokių dabar jau niekur nepamatysi. Tai o atsukus šitą skydą tiesiog buvo nepriekaištingas porėmis, jis tiesiog išlikęs nepriekaištingai nuo 1933 metų, kada Paulius Galaunė įsigijo šitą, ne Paulius Galaunė, bet muziejus įsigijo tarpukariu šitą paveikslą ir tuo metu užsuko šitą skydą. Ir turbūt vienintelis iš visų kūrinių tyrinėtų turi beveik nepriekaištingą tą tapybos būklę ir tą savo fizinę būklę, kuri beveik nėra pažeista. Tai ir dabar čia tiesiog įdėjau, ką parodė ultravioletiniai spinduliai. Ultravioletiniai spinduliai parodė, kad šito švytėjimo čia beveik nėra. Čia lako beveik, kaip ir šitas paveikslas, beveik nelakuotas. O dėl labai storos tapybos infraraudonieji spinduliai tiesiog neparodė nei piešinio, nei apatinių sluoksnių. Čia tas atvejis, apie kurį sakiau, kad ne visą laiką tyrimai būna veiksmingi, bet viską, aišku, atpirko rentgeno tyrimas. Ir čia jau turbūt apie tas atradimas, apie kurį kalbėjau ir kuris atsitiko likus 3 dienoms iki parodos atidarymo, kai čia mes matome apatinėje kairėje dalyje Ars muziejaus arsininkų dailininkų grupės parodos atidarymą. Ir čia naujajame žodyje išspausdinta būtent šitą paveiksliuką, kuris parodytas raudona strėlyte. Ir čia šis paveikslas pavadinimu Naujoji Leda, kurį Antanas Samuolis 32 metais pirmoje arsininkų parodoje pristatė eksponavimui. Ir kas įdomiausia, padarius rentgeno tyrimą, peršvietus šitą geltonąją moterį, po viršutinių sluoksnių atsirado tas ilgai ieškotas naujosios Ledos paveikslas, kurio beveik 90 metų niekas nežinojo, kuris yra dingęs, ar jis sunaikintas, ar išvežtas. Ir kad būtent šis paveikslas po geltonąją moterim, tiesiog buvo be žodžių, labai malonu tas atradimas. Specialiai paverčiau geltoną moterį, kad matytumėt, kokia pozicija yra tas nutapytas naujosios Ledos paveikslas. Tai štai dabar čia vis labai prašiau, kad mano kolegė Dalia Panavaitė irgi atvyktų į šitą prezentaciją, paskaitą, pristatytų savo cheminius tyrimus. Ir jinai man tiesiog padarė 3 tokios skaidrės ir aš gal tiesiog jos išvadas perskaitysiu. Paprastai kalbant, buvo paimti 3 mėginiai ir čia yra jos paimtos mėginių vietos. Vienas mėginukas paimtas nuo geltonos moters peties, kitas nuo to žalsvo tokio juosvo dirželio ir kitas nuo pačio krašto tos violetinės pusės. Kaip sakau, mėginys, tai paimamas toksai milimetrinis, ne milimetrinis, tiesiog kaip dulkelė toksai dažų gabaliukas. Svarbu tai, kad
gabaliukas būtų paimtas per visus sluoksnius iki pačio grunto. Tai yra ne tai, kad paimamas tik tai viršutinis geltonas ar tas violetinis ar žalsvas, bet turi būti, kad paimama iki pačio drobės paviršiaus. Visi tie sluoksniai, kurie yra čia nutapyti. Tai Dalia paėmė tuos sluoksnius, tuos mėginukus ir čia jinai dabar jums, aš tiesiog perskaitysiu jos išvadas. Paveikslo gruntas baltos spalvos emulsinis. Grunte aptikta kreidos, cinko, baltojo pigmento, grunto rišamoji medžiaga, džiūstančiojo aliejaus ir baltyminės kilmės klijų mišinys. Tai ką būtent Samuolis čia panaudojo. Tapybos skerspjūvių analizė parodė, kad virš balto grunto yra keli skirtingų spalvų aliejinių dažų sluoksniai. Paveikslo rentgenogramoje buvo matyti, kad geltona moteris nutapyta ant kito paveikslo. Tai čia ta naujoji Leda, kurio kompozicijos iš pradžių nepavyko įžiūrėti. Taigi šie 3 tapybos mėginių skerspjūviai parodė ne tik geltonos moters tapybos struktūrą, bet ir naujosios Ledos spalvinį koloritą. Tai tuose, kaip vėliau parodysiu, tuose mėginiuose, skerspjūviuose, kuriuos padarė Rokas, tai pasimatė būtent tas koloritas, to skerspjūvio spalva. Ir taip, čia nuotraukose pažymėtos mėginių ėmimo vietos, jau apie ką sakiau, būtent tie 3 mėginiai. Ir dar čia buvo toksai šiek tiek gaila buvo dėl to, kad mes jau geltoną moterį grąžinom į Čiurlionio muziejų ir tik po to atsirado naujoji Leda. Tai jeigu mes būtumėm žinoję iš karto, kad ten naujoji Leda, būtumėm galbūt į mėginius ėmę visai iš kitų pusių, orientuodamiesi, norėdami sužinoti ne kiek ten tą violetinį ar ten tą žalsvą spalvą, bet koks būtent Ledos vietose, ar ten ant kojos, ant jos, ant galvos, kažkur būtent orientavėsi labiau į naująją Ledą. Tai čia dabar mėginys yra paimtas violetinių dažų mėginys ir čia yra toksai skerspjūvis. Jeigu taip žiūrėtumėte paveikslą, pasivertę taip, tai įsivaizduokite, kad žiūrite pasluoksniui. Tai viršutinis, matyti pirmų numeriukų pažymėtas gruntas, ten viršutinėje nuotraukoje, ten ką Samuolis susigruntavo, ir 4 aliejinių dažų sluoksniai. Rudas, antrų numeriukų, ten toks rusvas, mėlynai violetinis, žalsvai pilkšvas ir rausvai violetinis, bei tamsiai mėlynų dažų intarpas, žalsvai pilkšvame dažų sluoksnėje. Apatinis rudų dažų sluoksnis priklauso naujosios Ledos paveikslui. Tai būtent jinai čia ištyrė, kad būtent rudasis tas antras sluoksnis, tai yra naujosios Ledos koloritas, tas rusvas. Ir čia jinai palygino su UV apšvietime, palygintų tuo pačiu mėginiu. Ir čia jinai komentuoja, kad matoma žalsvai pilkšvo sluoksnio žalsva fluorescencija būdingo cinko baltiesiems. Čia daro prielaidą, kad yra cinko baltieji panaudoti, cinko baltiesiems aliejiniams dažams. Tamsiai mėlynų dažų intarpo mėlynai violetinė fluorescencija gali būti priskiriama aliejiniams dažams su sintetinio ultramarino pigmentu. Tai čia ką Samuolis šitoje vietoje naudoja. Ir dabar žalių dažų mėginio nuo palaidinės, ten kur rodžiau, kur yra tas nedryželis, bet toks zigzaginis užtapimas, ne užtapimas, bet ornamentas geltonos moters, tai čia irgi skerspjūvis yra ir jinai komentuoja, kad matyti 6 aliejinių dažų sluoksniai, rudas, pilkšvas, baltas, šviesiai geltonas ir žalias, bei geltonų ir pilkšvų dažų intarpas žaliuose dažuose. 3 apatinių dažų sluoksniai, rudas, pilkšvas ir baltas, priklauso naujosios Ledos paveikslui. Ir toliau jinai komentuoja ultravioletinių spindulių apšvietimą. Ir iš tikrųjų gal čia mes turbūt pereikim prie būtent to finalinio ir paskutinio pigmento, kuris visus taip domino. Tai yra paimtas geltonas pigmentas nuo geltonos moters peties. Ir čia yra tas mėginio skerspjūvis. Ir tai yra matyti pirmų numerių gruntas
ir 4 aliejinių dažų sluoksniai – baltas, raudonas, melsvas, geltonas, 2 apatiniai dažų sluoksniai – baltas ir raudonas, būtent išskyrė, baltas ir raudonas priklauso tai apatiniai naujai atrastai naujai ledai. Ir toliau ultravioletinių spindulių vaizdą gal aš jau tiesiog praleisiu ir dabar kuo nutapytas tas geltonos moters geltonumas, tas geltonas rūbas. Ir čia turbūt visiems dailininkam, kurie norės kopijuoti ir labai tiksliai atkartoti tą geltonos moters rūbo koloritą, išvados yra tokios cheminės, kad geltonosios moters geltonajame rūbe yra panaudota Hansa geltonasis pigmentas. Čia gal daugam tas Hansa geltonasis nelabai ką sako, bet iš tikrųjų Hansa būtent geltonasis pigmentas yra tas pats, kas chromo geltonasis, atrastas 19, tikliau net aš. Yra Hansa geltonasis su geltonuoju, tai yra vadinami keli geltonos spalvos sintetiniai organiniai azo dažai, kurie buvo atrasti 1909 metais ir pradėti gaminti 1910-12 metais. Puikiai dengiantis ryškios spalvos, patvaraus, Hanso geltonasis greitai paplito dailininkų tarpe ir pamažu pakeitė panašaus atspalvio bei žymiai brangesnį ir nuodingą kadmio geltonąjį pigmentą. Taip kad, jeigu taip žiūrėti, tai Samuolis panaudojo toje geltonoje moteryje gana naują pigmentą, kuris buvo išrastas 13 metais ir juo nutapė geltonos moters rūbą. Tai turbūt būtų tiek.